Mes matom rezultatus ir mes galvojam, kad kas mes esame dabar, mes tik tai sugebame. Ir mes įeinam iš tą ratą. Daugelis žmonių taip daro. Tai matosi rezultatai, ar nematosi. Kaip žmonės eina žemyn. Lygiai tas pats su darbuotojus. Turi darbuotojų, taip. Jeigu nesusijęsi šitų dalykų, ką jie daro kiekvieną dieną, kas tavo firmai svarbu, jie tavo firmą laikys atgal. Nes darbuotojų labai įdomus mąstymas yra, kad aš turiu dirbti tiek, kad uždirbčiau algą, kurią mokė man. Pas juos, jeigu jie tikrai nėra užsivežę. Dėl to, kai samdai žmogų, ateik į pokalbį, jeigu ateis į pokalbį, žinai, kas tavo firmai svarbiausia, ką reikėtų daryti ir klausai, jeigu nereikėtų į darbą eiti, ką tu pirmiausia darytum? Sakytų, aš norėčiau atostogauti, aš norėčiau keliauti po pasaulį. Taip, su tavo kompanija susiję, kelionė agentūra, taip? Ne? Darbinimo agentūra, ja? Sakykime, jeigu tai nesusiję visiškai dalykai, šitas žmogus netinkamas. Vien tik tai dėl to, kad jisai sėdės, jisai galvos, žiūrės į kur galėtų nukeliauti ir jisai taupys pinigus ir kad iškeliautų, bet jisai nebus įkvėptas. Šito, ką jisai daro, jis nebus visiškai įkvėptas. Dėl to tavo, kaip sakykime, jeigu nori, kad tavo firma augtų, tu turi paimti tą žmogų, kuris darytų. Yra tokia istorija. Sako, ateina į ofisą žmogus, interviu ir pozicijai vadybininkas. Taip, kuris, ta prasme, didelį departamentą valdo. Ir pirmas klausimas buvo, jeigu tu turėtum eiti namo ir pasirinkti bet ką darytum, ką darytum. O aš man labai visą laiką patiko baldai, man patiko dizainas baldų daryti. Ir ten įsikalbėjo. Sako, viskas, ačiū. Ir paleido žmogų. Sako, kodėl tu paleidai? Sako, dėl to, kad paprasčiausias dalykas buvo dėl to, kad aš žinau, ko aš noriu žmogaus, kuris vadybą užsiimtų, tai, kuris mano žmonės sustumdytų, kaip jiems reikia. Dabar, kodėl aš turėčiau priimti tave kaip vadybininką, jeigu tu net pats savo gyvenimo kaip vadybininkas nesusitvarkai? Tu negali suorganizuoti tai, kad darytum tai, kas tau labiausiai patinka. Suprantat? Kad žmonės, kurie vien tik dėl pinigų kažką daro, jie padarys šitus dalykus tik, kad gautų pinigus. Jokio įkvėpimo nebus, jokio. Dėl to, įsivaizduojat, kad mes labai susiję iš tikrųjų esam, kad, ta prasme, fiziniai kūnai čia yra tik tai, ką mes matome, nes akys yra sensoriai. Mes esam visi susiję, netgi įrodymų yra, kad paima DNR, kariškiai man atrodo, paima DNR žmogaus, kitam kambarį yra žmonių grupė, kuriems rodoma tai gražus, tai blogi labai paveikslėliai, taip? DNR į tai reaguoja, pagal kiekvieną šitą reakciją reaguoja, tai reiškia, kad mes labai susiję. Ta prasme, yra daug labai mokslinių tyrimų, kur rodo, kad mes tiesiog susiję, mes galim veikti. Būna, ne, kad, sakykime, kad jeigu labai su žmogum susijęs, jūs galite bendrauti, ta prasme, kad, pavyzdžiui, skambinat ir jisai tau skambina. Čia atsitiktinumas ar ne? Arba, sakykime, mes ką tik apie tave šnekėjom ir žmogus ateina kažkaip. Kad, sakykime, mes vienas kitą jaučiam. Tai dabar... Kai įeinat į ofisą, jūs žinot, kad ten žmonės nemyli savo darbo. Net nereikia nieką pažiūrėti į akis, kad žinotum, kad nemyli žmonės darbo. Kad yra įtampa tokia, taip? Būna kartais, ne, įeinat į kompaniją, įeinat į firmą ir jaučiat, kad ten bloga kažkokia energija. Taip žinokit, kad toj firmoje, ir dažniausiai ta firma sėdės. Galbūt ta, sakykime, yra atstovybė, taip, gal ta atstovybė tik sėdės, visa firma labai gerai laikysit. Bet jeigu žmonės šitų dalykų nesusieja ir jie neenergingi, jie visiškai nenori kažko daryti, jie visą laiką sėdės tik tam, kad užpildytų tai, kas jiems svarbiausia. Jie sėdės be jokios energijos, be jokio įsipareigojimo, kad daugiau klientų gal, kad žodžiu, daugiau kažką padaryti. Ir jie sėdės ir jūsų firma taip įleis šaknis ir kad neaugsit visiškai. Dabar kaip susijęs?
irgi lygiai tas pats. Pasiėmė, sužinai, kas jiems svarbiausia, pasamdai žmogų, kuriam tai būtų įkvėpimas daryti šitos darbus. Ir suvedi tos dalykus. Kaip darydama šitą darbą, kaip tu gali gal kontaktai kokie, jo, jeigu, pavyzdžiui, jam patinka bendrauti su žmonėm, gal mes dirbam su tokiais ir tokiais klientais, tai čia gali būti didelės galimybės, žodžiu. Ta prasme, yra pardavimas irgi savęs, kad aš turiu parduoti šitam darbuotojui savo firmą. Kai mes susijėjom šitus dalykus ir mes, įsivaizduokit, jeigu dabar nuo rytojus reikėtų daryti tai, kas labiausiai patinka, visus darbus mesti, viską aplinkai, kas jums nesvarbu, mesti ir tik koncentruotis ant to, kas jums svarbiausia. Kiek iš jūsų turėtų tikrai sėkmę didžiulę ir firmas, ir sakykime, ir žmonių ratą, kurie tai prisidėtų. Tikrai taip ir būtų. Dėl to yra du variantai. Arba myli tai, ką darai, taip, ką dabar darai, turi mylėti, arba daryti tai, ką myli. Vienas iš tų dviejų variantų. Kitaip niekaip nenueisi ten, kur reikia. Nes sėdėsi iš tam rate ir, žodžiu, įdasieksi iki tokio lygio, kai bus arba nelaimė, arba liga, arba dar kažkas, kai mūsų nervų sistema visiškai valdo visą kūną, visas molekulės, viską. Kai mes nedėkingi už tai, ko mes... Žinot, kaip, pavyzdžiui, būna, kad mes nedėkingi už gyvenimą, mes norim pabėgti iš čia, mes norim išeiti iš čia. Ir tu save ant tiek nueini, kad sako, kas tau yra, iš karto visi žmonės pastebi. Mūsų vidinis pasaulis, viskas parodo, kiti yra mūsų atspindžiai. Jie, ką daro, įdomu tai, ką daro kiti žmonės, mes galvojam, kad jie kažką mums daro. Kad, ta prasme, kažkas mus skaudina, kažkas mums kažką daro, kai mes, sakykime, blogai jaučiamės, ateina, oi, tu čia toks ir toks, ne. Jie tik iškelia tai į viršų, ką jūs patys su savim darote. Ir dabar, sakykime, prieisiu dabar prie bet kokios merginos, nesakysiu, tu čia per maža, tu čia per stora, ar dar kažkokia. Jeigu jinai turi apie save tokią pačią nuomonę, kokią aš ir sakau, jeigu į mano nuomonę, ką aš darau, aš savo vertybių sąrašu, aš išreiškiu savo nuomonę apie jos išvaizdą, apie jos veiksmus. Jeigu jinai savo nuomonę tokią pačią turės, kokią ir aš turiu, jinai galvos, kad aš jai kažką darau. O ką aš darau, tik tai aš jį parodau, ką jinai apie save galvo. Pavyzdžiui, jeigu aš pasakyčiau, kad tu atrodai kaip vyras, ar ten kažkas, ir tu, pavyzdžiui, nesijauti, ne? Kad tu matai, kad tu esi dėmesio centre visą laiką vyrų, ne, ir tu eiktų šitą, ne, jo. Jinai visiškai nejautri, kad ir ką sakyčiau apie tai, ką jinai negalvoja apie save, jinai nieko nereaguos, jinai tik mane, nes aš prieš jos vertybės einu, jinai mane tik stums nuo savęs. Tai reiškia, kad mes kiekvienas iš mūsų, ką patiriam gyvenime, mes patiriam tik tai iš savęs, mes niekada iš aplinkinių nieko negaunam. Mes tik tai gauname tai, ko mes patys turime. Dėl to, iš tikrųjų, kai, pavyzdžiui, kai sakau, kad gyvenimo tikslas yra mylėti viską, taip, aš turiu omeny, žinot, kaip būna, pavyzdžiui, meilė, tai kaip jaučiate labai artimi su žmogum, pavyzdžiui, viskas gerai, taip, ta prasme, įsimylėję, nuostabu, nieko nenorit keisti, taip. Įsivaizduokit, jeigu taip pat gyvenime matytut, kad viskas, kas atsitiko praeityje, kad ten nebuvo daugiau minusų negu pliusų ir atvirkščiai. Ir kiekvienas dalykas buvo taip, kad atsidurtumėt čia ir dabar šiandien, pavyzdžiui, netgi čia esat tam, kad tik dėl to, kad kažkas atsitiko praeityje. Ir, pavyzdžiui, šiandien, jeigu nuspręstume, sakykime, šiandien iki 5 valandų ryto sėdėti, taip, ir aš pereičiau su visais jums kartu visą šitą pratimą, kur yra, aš pats perėjau ir aš mamai iš karto, mama visą mano gyvenimą nekentė savo tėvo. Per 5 valandas ateina. Sakau, ką dabar jauti? Nieko. Išsiaiškino tai, kad visi dalykai, kur galvoja, kad jinai bloga, buvo mamos įkišta. Sakau, dabar reikia su mama daryti tą patį. Ant mamos daryti šitą pratimą. Kad vėl išnaikintų visus nuoskaudas. Aš visą gyvenimą, kiek, man nelabai ilgas gyvenimas dar, bet visą gyvenimą į praeitį grįždavau. Aš tą padariau, aš ten susišikau, aš blogai pasielgiau, dar kažką. Ir aš sėdžiu šitoj praeityje, sėdžiu iš čia, bet grįžtu į praeitį ir aš tenai save dar labiau žeminu.
ir aš negaliu į priekį galvoti nieko. Nes aš bėgu nuo praeities, aš bėgu į Angliją, bėgu į Ispaniją, niekur nepabėgsiu nuo savęs. Nes žmonės, įsivaizduokit, tos vertybės, taip, jos sudaro mūsų aplinką. Visi žmonės reaguoja į mus lygiai taip pat. Kiti žmonės lygiai taip pat reaguos. Ta prasme, kad ir kur, sakykime, jeigu jūs turite blogus santykius su žmonėm, kaip kurie iš čia ir, pavyzdžiui, tam tikrus, išvažiuokite į Ispaniją, į Angliją, į bet kur kitur, į kitą miestą, pamatysit, kad lygiai tokius pačius santykius su kitais žmonėmis susikursit. Lygiai tokius pačius. Galbūt kitose formose, nes mes ką darom, mes įpratę ieškoti formų. Jeigu sako, mes kai turime mylimą žmogų, mes gyvename su juo, kaip čia, mes esame neištikimi jam. Vien tik dėl to, ką mes darome, kad mes projektuojame ant to žmogaus tai, kas mums svarbiausia ir kokį mes norėtume būti. Mes norėtume, kad jisai būtų švelnus, mes norėtume, kad jisai būtų mylintis, suprantantis mus ir kad mums ten biznė nemaišytų, kad jisai, žodžiu, suprastų mane visą laiką. Mes šitus dalykus išvardinam ir mes bandom projektuoti ant to žmogaus ir gyvenam visą gyvenimą vos norėdami pakeisti jį. Mes gyvenam iš tikrųjų ne su to žmogum, koks jis iš tikrųjų yra, bet su tokiu, kokiu norėtume gyventi. Ir būtent tas visas skausmas, kur išeina iš meilės, sakykime, santykių, yra būtent ta fantazija, koks žmogus turėtų būti ir koks iš tikrųjų yra. Kai tik susiduria šitie dalykai iš karto. Ta prasme, tas piktumas, tas blogis ir tas skausmas, netgi tos meilės yra priklausomai nuo to, koks žmogus iš tikrųjų yra. Kokią mes fantazijas turime. Kiek suprantu, tai norėtų žinoti, kaip tai pakeisti, ne? Ja. Domu? Ar nelabai? Domu. Dar man pakalbėti, ne? Dar kartą, kas norėtumėte būti mylimi tokie, kokie iš tikrųjų esate, ne? Jie lygiai taip pat norėtume. Kai mes susipažįstame visą laiką, mes šitas fantazijas iškeliame, taip nerealiai, kad šitas žmogus nerealus, žodžiu, jis man, netgi graikų, man atrodo, filosofai sakė, kai mes matome daugiau panašumų, su žmogum mes tampame, mes susižavim žmogum. Tipo, tu tą pačią dieną gimęs, jo, aš ir mėgstu tą, mes ten ir aš čia buvęs, žodžiu, ir tu galvoji, kad jisai susijęs su tavim. Kai mes matome, jis nemėgsta to, jis neina čia, mes iš karto mes čia nieko bendro neturėtume su žmogum. Dabar, kai mes iškeliam tas fantazijas, mes iš karto atsisakome matyti abi pusės, nes kiekvienas žmogus yra teigiamas, neigiamas kartu. Ta prasme, jie yra šikniai ir mylinti žmonės kartu. Tai, kiekvienas esame, būtent pagal šitus dalykus. Geriausias būdas, žiūrėk, pavyzdžiui, aš kaip filtruoju, kad ir sutikčiau gražią merginą, ne? Sakykime, aš sakysim su mergina, ja, savo būna. Jinai išvažiuoja kažkur ir aš, labai faina būtų susitikti kokią merginą, taip. Ir aš iš karto pamatau kažkokią, o čia tai tikrai man tiktų. Ir aš iš karto fantazijas, tas bandau sureksti, kad čia būtų seksas su ja, nuostabu, žodžiu, čia bendraučiau, čia visą kitą. Geriausias būdas yra, nes tu matai tik tai vieną pusę, tu tikrai teigiamą, tu ieškai cukraus, kur iš tikrųjų nėra to cukraus, kur yra abi dvi pusės. Jei aš tik tai bandau įsivaizduoti, aš iš karto fantazijas keliu. Aš nueisiu pas ją, atsiminkit, kiekvieną kartą, kai žmogų pakelia kažkur viršui, visą laiką pastatysiu čia. Visą laiką, nes jisai nesugebės jūsų fantazijų įgyvendinti. Jūs pakėlė taip aukštai esate, kokščiau kelsitės, to žemiau nukišti. Aš savo tėvą nekenčiau už, mano tėvas permėgo, kai aš buvau 13, prie manęs motina kažkur buvo išvažiavus, mano tėvas permėgo su boba kitam kambarį. Aš 13 metų buvau, aš dar nelabai supratau šitus dalykus, o man šeima buvo viskas. Aš nuo to laiko nekenčiau 5 metus. Aš žinot, kada nustojau, kai visą tai pats padariau. Kai aš buvau tas žmogus, kuris šeimose, ta prasme, buvau 2 merginos, gal kurios vedusios ir su vaikais ir aš permėgau su jom. Ir aš po to sustojau. Aš lygiai taip buvau. Įdomus dalykas tas, kad nuo ko mes bėgame, mes visą laiką nuo ko mes sukamės, iš karto atsisuksim. Ta prasme, visą gyvenimą mus, ko mes nemylime, visą laiką mus kankins ir visą laiką į mūsų ateis. Dėl to, pirmas dalykas, kai įsivaizduojat, kad tas žmogus labai bus nuostabus, kur blogybės jo? Kur iš karto, kur minusai? Žiūrėk, mes turim fantazijas, sakykime,
mergina įsivaizduoja, kad aš čia turėsiu tą vaikiną, ne? Tai gal labiau apie moterį, sakykime, kad čia apie dalį. Sakykime, kad mano vyras turėtų pinigus nešti, jis turėtų namuose būti, taip, ir ten, ta prasme, visa šeima labai fainai viskas. Bet taip nėra dabar. Dabar fantazijos jose yra, kad jeigu jis turėtų pinigų, tada aš ten galėčiau visur vaikščioti, taip. Dabar įsivaizduokit, jisai turi daug pinigų, jo? Labai daug pinigų. Ką jinai gali jam pasiūlyti? Jinai bus visą laiką pinigų reikalaus, jinai nenorės niekur dirbti ir nenorės nieko daryti. Dabar fantazijos jose yra tai, kad ar taip jie turbūt įsiskirs arba pyksis, nes jisai pasivertybės visai kitokios ir jinai projektuoja tai, kad, prasme, jeigu jisai būtų toks ir toks, aš būčiau tikrai laimingiausias žmogus. Mes pripratę prie tos teigiamos pusės, mes taip į ją linkstame, kad mes nematome neigiamų pusių. Kur būtų minusas, jeigu aš tą turėčiau? Kur būtų blogybė, jeigu aš tą turėčiau? Lygiai tas pats su mano mergina, jeigu aš tik matau, kad jeigu su šitą moterį mergina būčiau, tai ten seksas, pokalbiai, visa kita būtų gerai, kur būtų minusai iš karto. Galbūt tas žmogus, pirmiausiai tą žmogų žiūri, kur pas jį būtų minusai, gal jisai jam visai gal neįdomu, tai kas man įdomu, ir jisai būtų gal visiškai, aš pakelčiau jį, prieičiau, pabūčiau su juo, žinot, kaip būna, gal ne visiems buvo, bet kaip, sakykime, susipažįstas su žmogum vieną vakarą, čia figiena, čia viskas labai nuostabu su juo, kitą dieną, prašnegiu. Gal aš kažkaip persistengiu. Būna taip, ne? Kad dabar pagelėt žmogų, po to kitą dieną, kaip aš ir galėjau, ypač kai išgėrė būna. Kai išgėrė, tai labai mūsų vertybės visi bendrauja, visi atviri tokie, visi, su visais mes esame labai panašus. Iš įtokio pabundi šalia, žinai, įvertini labai. Ir tas pat, pirmiausiai klausi, kur būtų minusas. Kai tavo požiūrė įsilygį šitie dalykai, kur pliusas yra, kur būtų čia pliusas kitai gal pasakyti, kur būtų, padėkime man biškai, jeigu aš už to žmogum būsiu, ne, kur būtų pliusas, kur būtų teigiamas, sakykime, kas būtų teigiamo dėl to, kad aš su juo būčiau. Jeigu jūs taip galvosite, tai iš karto klauskite, kur būtų neigiamas dalykas. Gal aš, sakykime, dabar, pavyzdžiui, jūs be vaikino, ne? Ja. Dabar, ar pastebit, kad iš karto su draugais pagerėja santykiai galbūt kai vaikinas nustoja būti, iš karto su draugais pagerėja santykiai, iš karto su šeima pagerėja santykiai, iš karto pradedat bendrauti. Žinot, kas nusprendžia? Kiekvieną kartą, kai mes galvojam, kad kažkas turi daugiau negu mes arba kažkas mažiau turi negu mes išeiname iš to balanso, kur visi turi pliusus ir neigiamus, visi yra geri ir blogi tuo pačiu metu. Kai tik mes tai darome, dabar vertybės, mes visą laiką susikūrėm dešlų balansų. Pas mus tokia yra, pas mus toks yra požiūris tik dėl to, kad mes galvojam, kad kažko trūksta. Jeigu iš tikrųjų nieko netrūksta. Jeigu nieko gyvenime netrūksta, tai tik nėra forma, kur fantazijose pas mus, mes jeigu neturime tos fantazijos, mes galvojam, kad trūksta mums. Bet jeigu mes atidžiau pažiūrėtume, tai yra fenomenas. Mes turim sėkmę pagal tas vertybės jau. Ir mes tik neieškome, kur tai yra, mes pripratę prie ieškoti formą, užsidedam formą ir bandom žiūrėti, ar čia tinka ar netitinka. Jeigu netitinka, mes galvom, kad mes neturim. Dabar, sakykime, kas labiausiai buvo dėl vaikino? Kas labiausiai patiko? Dėl ko? Kokia geriausia savybė buvo dėl jo? Labai gražiai šnekėjo. Apie ką? Ne, ta prasme, save mokėjo pateikti, o koks iš tikrųjų nebuvo. Ta prasme, parodė, kad tu turbūt norėjai princo, ne? Ja? Jisai parodė, kad jisai yra princas iš pradžių. Labai gerai pardavė save. Ta prasme, prisėmė šitą žmogų kaip labai artimą, ir tai atveri jam širdį, ir tu tiesiog su juo labai artimai esi. Dabar, kai kitos fantazijos, kad jisai toksai yra ir kai jos dūžta, nes atsimink, kad jeigu jisai tave iškelia, o dabar galvoju, jisai turbūt tave pakėlęs buvo žemiau, ne?
jisai jautėsi, kad jisai daug, kad jisai turėjo tave čia biškai palaikyti, tada jisai galvoja, kad, ta prasme, aš ją parduosiu, bet aš norėčiau, kad jinai būtų tokia. Ir jisai stengiasi, ta prasme, kalba visą, žinai, eina tik dėl to, kad tu būtum tokia. Kad, ta prasme, kad tu pasidarytum tokia, kokia jisai norėtų, o ne tokia, kokia esi. Dabar, kai jisai tai šneka, ne, kur būtų minusas? Jei, ta prasme, kur tai yra minusas, kad jisai taip šneka? Kad jisai šneka, kad tu tokia turbūt, ne, jisai labai tave kėlė, kad, kad tu, sakykime, gražiai, kad tu ten labai faina, ne? Apie ką šnekėsi? Taip, ne? Ir dabar, kur būtų minusas, kur yra minusas, kai jisai tai kalba? Atsiminkit, tiesa visą, jeigu jūs nematot, kaip iš tikrųjų yra, galbūt tiesa nuo jūsų yra paslėpta biškai giliau, negu iš karto atsakot į klausimą. Kur būtų minusas? Pagalvoju pati, jeigu jis taip šneka, gal jisai, ta prasme, jisai tave iškelia, ta prasme, tu į fantazijas kažkokias įeini, kur gal iš tikrųjų taip nėra. Ar gal jisai bando tave pakelti taip, kad jisai gautų tai, ko jisai nori. Taip? Čia yra minusas, taip? Kur dar? Pasakyk, pavyzdžiui, atvejį, kuris labiausiai patiko, kad jisai šnekėjo kažką. Pavyzdžiui, kaip labiausiai jautėjai, kad nuostabus žmogus. Ar tu bijai? Melagis, paprasčiausiai buvo melagis. Tai žiūrėk, tu pirmiausiai pakėlė į aukštą, po to nuleidai žemai. Tik dėl to, kad tu galvoji, kad jisai toks yra, kokio aš norėčiau, tu galvoji, kad aš jo neturiu. Taip, aš tokio neturiu žmogaus ir tu pakėlė į aukštą, kad šitas žmogus, aš va dabar su juo esu. Bet po to pamatai, nelabai, tai čia va, iš karto numinti. Sako vieną, daro kitą. Tai gerai, tai aš ir klausiu, kur būtų minusas, kur yra minusas, kai jisai tai kalba, kad tau kai patinka, dėl ko tu labai čia galvoji, kad jisai... Tai geriau teisybė, tai jūs sako. Ne, bet kur yra minusas? Nes, tai prasme, kur yra minusas, kad jisai taip šneka? Kad jisai kalba labai gražus dalykus, bet jisai daro visą kitą. Kur yra minusas? Padėk. Tave pakelia. Taip, pirmas dalykas. Sako, kur dar minusas? Kad tu įsivaizduoji, kad jisai yra toksai, koks jisai iš tikrųjų nėra. Kad tu pradedi svajoti apie jo, kad tu pradedi kažkokią fantaziją skelti jo. Dabar, kur būtų pliusas, jeigu jis taip nekalbėtų? Jeigu jis darytų viską atvirkščiai, kur būtų pliusas? Sakykime, jeigu jis dabar sakytų tau tiesą, ne, kur būtų pliusas? Tai gal jeigu būtų tiesą sakęs, tai būtų manęs nesužavėjęs. Įsivaizduoja? Kaip būtų nebūtų su juo. O būtų pliusas, tai būtų su juo susidėjus visai. Ar matot, kur yra paprasčiausia fantazija? Ar matot, kur iš karto yra fantazija? Kad jeigu žiūri į kitą pusę, visiškai persiverčia viskas. Kur būtų pliusas, kad tu nebūtum taip įsižavėjusi, nebūtų dabar taip skausminga, tai gal nebūtų, žinai, dabar, nes dabar tavo vertybės yra susirasti vyrą, susirasti žmogų, kuris būtų nuostabus turbūt, taip. Bet tu nenori dabar susirasti tokio pačio kaip jisai. Čia tas įvykis. Ateis kitas žmogus į gyvenimą, iš karto tu šitą dalyką iš karto nejokiši. Aš noriu, kad sakytum tiesą, aš noriu, kad sakytum taip, kaip iš tikrųjų yra. Jam taip sakysi. Praeities bagažas. Ką darai su šitu pratimu, ką mes darom, taip? Su žmonėm. Įdomu. Nueini šitą įvykį ir jeigu tu esi čia, minuse, pridedi pliusų ir keli. Kur, ta prasme, kad kaip šitas įvykis dabar padėjo man gyvenime, kur yra palaima dėl šito įvykio. Jeigu tu dabar nematai, kad jeigu tu sakysi iš karto, čia tik minusas buvo ir panašiai, tai dėl to tu sėdėsi šitoj tokioj būsenoj, kur ten tik minusas buvo. Aš galiu pasakyti iš savo patirties, kaip man buvo. Nuvažiavau į seminarą, 24 valandas seminaras buvo. 14 valandų pirmą dieną, gal mažiau antrą. Mano mergina, kur man labai svarbus seminaras buvo ir aš labai daug mokėjau už abudu žmonės.
jinai paėmė po 3 valandų ir išėjo. Dabar, jeigu aš būsiu ignoringas ir aš būsiu, tikrai neprotingas vyras, aš sakysiu, tu čia, žodžiu, man čia labai svarbu ir tu čia, žodžiu, viską padarei, kad, žodžiu, sušikai viską, aš tavęs nekenčiu dabar, aš nenoriu būti nesu tavim, nes, žodžiu, tu mane pavedei tada, kas man svarbu. Jeigu pas ją šitas seminaras buvo šičia ir ką jinai girdėjo, jei buvo čia kažkurioje vietoje, jinai savo vertybės užpildo. Kiekvienas žmogus gyvena pagal savo vertybės. Jūsų likimas ir jūsų tuo metu, kokios yra vertybės, nes jos dažnai keičiasi. Bet tuo metu, kai yra tos vertybės, jūsų likimas, jūsų finansinė padėtį, jūsų viskas yra pagal tai. Dabar, jeigu aš būčiau tikrai kvailas ir sakyčiau, čia, žodžiu, ateičiau, tu čia tokia, aš iš karto, kur pliusai yra? Kur pliusai? Gerai, išėjo seminaro, aš tada vietoj to, kad aš sėdžiu, bandau klausyti to, bet aš žiūriu, ką jinai veikia, taip, aš nusiimu savo energiją ir klausimąsi nuo šito žmogaus ir bandau žiūrėti, ką jinai daro, jeigu jinai taip daro, ir aš iš karto nuo seminaro pačio esu nutolęs, taip, iš karto pliusas, ne, aha, labai gerai, tada, nes mes šito būtent, per šitą seminarą aš dariau pratimą, kur dabar kalbu, ir ten buvo, užtrukom apie 7 valandas, turbūt. Tai gal ne pliusas, kad tu neklausai seminaro ten žiūrėjai, ką jinai daro. Tai nebuvo pliusas. Jeigu jinai išėjo, kur buvo pliusas? Kai jinai išėjo, aš galvoju, kad čia minusas, taip? Kad jinai išėjo, jinai paliko mane, čia, žodžiu, blogiausias žmogus. Kur yra pliusas, kad jinai išėjo, aš iš karto pradedu ieškoti pliusų. Čia yra minusas, kad jinai išėjo, aš iš karto pridedu pliusų ir tai va įsilygina. Ir tada lygiai tas pats, kai fizikoje yra pliusas, minusas, sujungi jie šviesą. Tas pats, kai magnetas yra pliusas ir minusas. Šiaip perskelk magnetą kiek nori kartų, jis vis tiek bus dvi pusės jo. Yra bus minusas ir pliusas jo, negali perskelti. Mes tą patį bandom daryti su gyvenimu, mes bandom perskelti magnetą ir gauti tik tai vieną pusę. Tas pats, kai, kitaip sakant, jeigu yra monetos, taip, viena yra pusė juoda, kita balta. Sakyk, aš noriu tik baltos pusės. Tu negausi monetos, nes yra abi dvi pusės monetos. Lygiai tas pats gyvenimas. Jeigu aš noriu to įvykio, ten yra ir pliusai ir minusai. Kažkur nukenties mano, nes, sakykime, jeigu aš turiu vaikiną, jeigu aš turiu vaikiną, ne, galbūt pas mane, žodžiu, jeigu aš biznyje, gal aš biznyje mažai skirsiu laiko, gal aš šeimai mažiau skirsiu laiko, gal aš draugams mažiau skirsiu laiko. Jeigu šitie dalykai, jeigu tu pamatytum, kad, ta prasme, tas pliusas to vaikino, ta prasme, kad jisai nėra pliusas, bet vien tik tai, kad yra kažkur minusas, kad iš kažkur pridedi, kažką turi atimti, kai kažką nužudai, kažką pagimdai. Ir kai tikrai tai pajauti, iš karto įsilygina tavo, tu nesi tokioj būsenoj, kur, aš čia labai laimingas, aš esu labai žemas, aš esu laimingas, aš esu žemas. Žiūrėk, su pinigais dėl ko. Dėl šito pratimo, čia šiaip aš labai mažai prisirašęs, bet maždaug taip atrodo. Ta prasme, rašymas galvos savo. Nes ką daro rašymas yra, kai tu pagalvoji, tu tiesiog užfiksuoji savo ranką, savo kūnų, užfiksuoji tą būtent momentą, savo atmintį. Žiūrėk, ką daro Venslovai. Kiek valandų? Žiūrėk. Čia mes neturime pinigų, ne? Pradedam. Aš neturiu šiandien pinigų, pavyzdžiui. Čia gali būti motyvacija dėl bet ko. Aš neturiu pinigų. Man labai reikia pinigų, aš, žodžiu, pradedu ieškotis darbo, dar kažko. Atėjau. Aš turiu pinigų, ne? Čia, žodžiu, jis pradedi leistis, visą kitą, jo. Tada, prasme, viskas pinigų turiu, čia dabar reikia koncentruotis ant kitų dalykų. Pradedi leisti, dar kažką, kas atsitinka. Motyvacija yra, motyvacija dingsta pinigus uždirbti, taip? Sakykime, daug daugiau. Tada atsistoji ant kažkokio, gali būti, kad, sakykime, leidė ar dar kažko, ar tiesiog sustoji savo mąstymu, sustoji, kad pinigų. Kad, pavyzdžiui, kur buvo, aš norėčiau 1000 svarų į savaitę, ne? Pasieki tai, tu gyveni porą mėnesių, po to norėčiau 2000 į savaitę, jo? Lygiai tas pat, nukrenta motyvacija. Vėl, ne? Vėl motyvacija pakilo, nes nėra pinigų vėl. Sakykime, aš mažai turiu pinigų, norėjau 2000, vėl pinigai pasidaro svarbus. Vėl pakilom.
ir vėl leidžiamės, ir vėl pakylam. Motyvacija yra, motyvacijos nėra, motyvacija yra, motyvacijos nėra. Suprantate apie ką? Gyveni kaip amerikietiškų kalnelių, ne? Bet kam gyvenime tai galima pritaikyti kokiam įvykiai. Žinot, kaip būna, kad aš turiu turėti labai šalia, man reikia žmogaus kažkokio, man reikia merginos, dar kažko. Ateini, aš su jie čia, žodžiu, labai lievai, man reikia kitų, man reikia kitos, ne, vėl. Tada, aš nenoriu merginos, netenku, aš blogai jaučiuosi, merginos, vėl reikia merginos. Šakinėjai, kalnelis. Daugeliu atveju, kai iš tikrųjų ilgai būnate su žmogum ir kai, ta prasme, jaučiat, kad yra meilė, ne, bet pradeda tas toksai pliusai minusai iškelinėti, ne, kad, ta prasme, pykstatės labai dažnai ir ten labai gerai sutarėt, vėl pykstatės labai gerai. Dažniausiu atveju tai yra tikrai žmogus tas, kurio jums labiausiai reikia šalia. Tik tai mes, bet jeigu yra pradžioj kažkokie tikrai yra jausmas, kai yra kad pliusai ir minusai, tu matai, kad, ta prasme, jūs pykstatės, bet jūs labai gerai sutarėt, kartais vėl pykstatės, kartais gerai sutarėt. Kai tas yra iš abiejų pusių, tai yra balansas, kai yra teigiamas ir neigiamas. Nes mes augam, įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar ateičiau čia kalbėčiau, ne, ir sakyčiau, čia aš jau geriausias, tada jūs tipo, jo, tu čia geriausiai kalbi ir visą kitą. Aš labai save išpušiau, ne, ir aš labai šokčiau ir po to nueičiau kur nors kitur kalbėti, kur žmonės nebijotų kažką man pasakyti, iš karto sakytų, tu čia rimtai, atsiprašau, sakau, lietuvių seniai jau buvo. Bet esmė tame, kad jeigu aš negaučiau to plius teigiamo ir neigiamo kartu, aš labai iššokčiau arba nusileisčiau žemyn kažkur tai. Iš savo, kas aš iš tikrųjų esu, lygiai tas pats ir santykiuose. Jeigu jūs pakylat labai aukštai, įsivaizduokit, pareinat iš darbo, ne, ten pasišokėję, tipo, sustinkat su kokiu vaikinu savo, ne, su žmona ir tipo, jėga, čia, žodžiu, biznis buvo, čia viskas gerai sekasi, bet ten kokius nors įvykis ir iš karto jūs nusodina, ne, iš karto jūs nusodina. Tai nėra klaida, tai yra tik tai garantija, tai yra toks veiksmas, kur jūs grąžina į ten, kur jūs ir priklauso, kad jūs nešokinėtumėte aukštyn arba žemyn. Į vietą, teisingai, į vietą. Labai vietą, tai geras pasakymas. Kaip pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu dabar aš ateičiau, čia aš labai gerai, aš gerai kalbėjau, čia jums patinka ir visą kitą, ir aš bandysiu save pakišti. Įsivaizduokit, jūs, jeigu aš norėsiu pakišti save, pastatyti aukščiau, negu jūs mane laikote, jūs iš karto mane nusodinsite. Jeigu aš pabandysiu pakišti save žemiau, negu jūs mane laikote, jūs iš karto mane pakelsite. Ar ne taip? Kad jeigu aš, sakykime, ateinu, aš labai blogas žmogus, bet, gal, ta prasme, kad jūs matote, kad aš labai fainas, nesakykime, tiesiog žmogus, su kuriuo galima pašnekėti, sakykime, čia man nesisekė gyvenime, jūs iš karto man padėsit, jo, aš sakysiu, čia man čia neįdomu, čia, žodžiu, aš labai krūtas, ir tada iš karto mane nusodinsit. Tas šeimoje ir santykiuose visur su žmonėm tai ir yra tas būtent, kad visą laiką laikytutės viduryje, centre, kur nėra nei pliusų daug, nei kur minusų nėra, kad jūs nešagnėtumėte. Nes, sakykime, vienas turtingiausių žmonių yra pasakęs, kol nesuvaldysit emocijų, tol net nesitikėkit suvaldyti pinigų. Niekaip. Aš pats bandžiau ir tai veikia, nerealiai. Nes, susiduokit, kai važiuojat automobilio, ne, ir dega lemputė, kaip jaučiatės? Kaip jaučiatės? Taip? Visą laiką bijo, tai iš karto, netgi ten, kas žino, tai 5, kai pradeda degti, gal 50 km. 40, numažinas priklauso. 60 numažinas priklauso. Pasakykime, jau užsidegė, jau, reikia čia iš karto jaučiatės, jo? Iš karto bando statyti. Dabar, jeigu važiuojat su pilnu baku, jo, kas būna? Net negalvojat, ne? Net, ta prasme, net toks geras jausmas, ja? Lygiai tas pats, kaip pinigų neturit ir turit. Lygiai tas pats. Jeigu dabar, pavyzdžiui, jūs vaikštat ir jaučiat, kad pinigų neturit, taip, kur nors mieste ar kažkur, ir, pavyzdžiui, jūs, čia tą reikia mokėti, tą reikia pinigų neturiu, jūs emociškas esat, nes jūs bandysit viską daryti, kad tik pagal emocinę būklę visą laiką tuos pinigus bandysit palaikyti, kad čia, žodžiu, ta prasme, kad čia. Stresinė būsena pastovi. Jo, stresinė būsena. Kad jūs neprotingai pinigus galite išleisti. Taigi, sakykime, kur nors investavę, ne, kaip jūs, ne, sakykime, kur nors investavę esate. Kai tik tai šitą krenta, kaip market. Kaip vadinasi market? Nu, tu prasme, kaip sakykime, akcijos krenta, ne,
jis iš karto emociškas, kad tipo, čia yra blogas dalykas, ne, bet įkišia į butą daug pinigų, taip, ir jie tipo pinga. Ir jūs iš karto automatiškai pradedate emocijas, rodo dėl to, ir jūs iš karto bandot išimti pinigus, jo, bet bandot, kad kuo mažiau prarast. Dabar čia yra emocijos, kad jeigu neina pagal planą, kaip turėtų būti, ne, tipo blogai, jeigu kyla tos kainos, yra gerai, ir aš tipo dar įkišiu. Kas gali būti, sakykime, įsivaizduokit, yra žmogus, kuris, kalbėsim skaičiais, ne, tai prasme, nesvarbu, kiek kas uždirba, bet jeigu kalbėsim skaičiais, sakykime, milijoną, vienas turi milijoną, kitas 10 milijonų litų, jo. Dabar tas, kuris 10 milijonų turi, įkišo 1 milijoną sakykime, į tam tikrą projektą, kad yra namų statyba, jo. Ir jisai gavo 10 milijonų pliusą, jo. Ir neatsimenu, kas, man atrodo, vienas labai ekonomikos kažkoks meistras sakė, kad yra 10% žmonės, 10% pokytį žmonės gali dar toleruoti. Jeigu virš 10% eina, jau tada labai jautrus pasidaryti. Dėl to, jis sako, pavyzdžiui, jeigu tu, kai, sakykime, jeigu jūs gaunate 100 litų į dieną, ne, jeigu aš pasakyčiau, įdėkite į savo sąskaitą taupamąją 10 litų. Aš nelabai, ne, bet jeigu aš sakyčiau 20, 30, 40 gal litų, jau tada biškai jautriau būtų, jo, nes tai yra didesnis procentas. Dabar tas, sakykime, milijonierius, kuris 10 milijonų turi to, įkišo į tą projektą ir gavo 10 milijonų tipo, pelną. Laikraštai parašo, šitas žmogus įkišo 1 milijoną litų, gavo 10 milijonų pelną. Tas žmogus, kuris milijoną turi, čia yra jėga, čia, prasme, kol viskas eina pagal planą, tol visi jaučiasi labai galintis ir jie paims kitų pinigų, žmonių pinigus, kitus ir įkiš į visą tai, nes jie jaučiasi visą gali. Kai tik tai ne pagal planą viskas eina, jie galvoja, kad čia nesiseka, kad čia kažką blogo padarė. Tos visos ir būtų turbūt kainos daugelis dalykų yra pagal mąstymą eina viskas. Ta prasme, didžiulė minė, sakykime, visi socialiniai sluoksniai sukuria tą mąstymą turbūt tokį. Nes ar taip infliacija atneš laiką iki, sakykime, jeigu turi nuo šičia iki šičia per 15 metų pakilti, jeigu per 2 metus pakyla tiek, jisai paprasčiausiai nepakils, tai jisai tiesiog infliacija normaliai eis, taip. Bet jeigu žmonės tokie, kad tų namų Vilniui prisistatė, ne, iš karto pakyla, kad čia reikia pirkti, iš karto sudaro tą visą nuomonę, nes visi apie tai galvoja, visi pradeda kišti. Ir jisai vis tiek po to sustos tos kainos ir jos eis, štai. Žmonės galvos, kad kai sustoja, jau čia kažkas blogai atsitiko. Tai tas milijonierius dabar paims tą savo milijoną ir sukiš tenai, kur tas žmogus 10 milijonų sukišo. Jei apdruk kažkas atsitinka, ne, uraganas, ar tada kažkas statyba nepasisikė, kažkas ten susišiko kažką. Dabar tas žmogus prarado milijoną, kur visas jo turtas, ne, apie 500 milijono prarado, jis jausis kažkas blogai. Tas žmogus, kuris 10 milijonų turėjo ir milijoną prarado, jis nieko nejaučia, taip, ta prasme, nepasisekė, kitą kartą atsargiau reikia. Panadat, kaip yra emociškas, kad žmonės, kurie, kuo mažiau jie turi ir kuo jie emocingi yra, jie nesveikų protų savo pinigus galės padalinti. Įdomu, ką nors apie pinigus, taip. Bet kaip taupyti, sakykime, jo. Aš pradėjau, žinokit, fenomenas irgi. Žmonės, kurie yra turtingi, jie visą laiką pirmi moka savo. Sakykime, jeigu tu nesijauti gražiai, ne? Sakykime, ta prasme, aš paprastai rengiuosi ir tu, ta prasme, tavo visas kūnas, čia šiaip, aš nieko nedubėčiau ant jos. Jinai patė primušino. Bet esmė tame, kad, sakykime, jeigu tu nesijauti tokia ir tokia, sakykime, tu neturi pinigų ir dar kažko, tu automatiškai to nejauti, ne, savo kūnu, tu nerodai. Kodėl aš turėčiau kitaip matyti, negu tu save matai? Kodėl aš turėčiau žmogų, kuris sako, aš negražus, man čia negerai gyvenime, kodėl aš tai turėčiau matyti, kad jisai kitaip gyvena, negu iš tikrųjų jis yra. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs savęs nevertinat, kodėl pasaulis turėtų jūs vertinti. Jeigu aš ateinu, dabar aš stoviu, kostiumas buvo mano, tik dėl to, kad aš firmą pradėjau ir aš pradėjau vaikščioti su kostiumus. Jeigu aš būčiau atėjęs su džinsais stovėjęs ir toksai, žinot, sustojęs, biškai kitaip žiūrėtų, tai mane ne.
Tai tu vakar man. Bet realiai, ta prasme, atsimeni Gintą, negi aš ateidavau toksai. Ta prasme, dabar biškai pasikeitė, kai pamatei pirmą kartą mane. Jo? Jeigu aš turiu savyje tą tokį jausmą, kad aš gal kažko vertas, aš ta prasme, aš tikrai kažką galiu. Ir nesvarbu, ką aš dabar sakyčiau. Pirmas įspūdis buvo tai, kad aš vertas kažko, tai, kad aš kažką moku, kažką sugebu. Lygiai tas pats, jeigu tu jautiesi graži ir visi aplinkiniai tave pamato. Nes, žinot, būna stambių žmonių, nesakėjai, bet jie švyti energiją. Tu prasme, tau potrukis toksai yra jiems. Lygiai tas pats. Savęs nevertink, pasaulis tavęs nevertins. Dabar pirmas būtų, biznio irgi prasme, pirmas būtų dalykas susikurti sąskaitą. Taupamą. Nes atsiminkit, jeigu jūs neturit šitoj vietoj pinigų, jo, tai kiekvieną kartą, kai įeis pinigai, kad ir kiek pabūtų, sakykime, jeigu žmonos patys pagrindiniai dalykai yra vaikai, vaikų įsimokslinimas, vaikų drabužiai, visą kitą. Jeigu patrigubinsite jai užmokestį, kas bus? Jeigu pinigai šičia yra. Vaikai gaus geresnį išsilavinimą, vaikai gaus geresnius drabužius, vaikai turės, sakykime, gerus namus, bet pinigų vis tiek neturės. Ir net nesvarbu, kiek uždirbi. Aš turiu draugą, aš pats uždirbdavau, mano mergina uždirba 800 ar 900 svarų į mėnesį, jo? Anglijai. Mano draugas uždirba 3000 svarų. Jisai dabar sėdi tokiam minuse, jisai iš manęs skolindavosi visą laiką. Mano mergina visur važinėja po pasaulį, nei už mane net mokėdavo kartais. Net nei kiek nesvarbu, kiek tu gauni. Svarbiausia, kaip tu savo pinigus leidi. Kaip tu leidi, jeigu pinigai yra ne šičia, o šičia, jeigu nėra šičia pinigai, bet yra šičia kažkur, net nesitikėk, kad nors turėt pinigų, kol nepakeisi jiems vertybės. Lygiai tas pats, kas atsitinka žmonėms, kurie nevertina santykių. Nėra santykiai, ne? Kas atsitinka žmonėms, kurie nevertina draugų? Kas atsitinka žmonėms, kurie nevertina pinigų? Ką apsėsim? Bet tai nėra blogai ar gerai, nes atsiminkit vėl. Jeigu jūs gyvenate pagal kažką kitą, jeigu, įsivaizduokit dabar, sakykime, jūs turit, sakykime, draugus, ne, šeimą, visą kitą, jeigu tai jums svarbiausia ir jeigu jūs įeitumėt ir pažiūrėtumėt pirmiausia, už ką esate dėkingi pasaulyje, ne, už ką jūs turite dabar ir pasižiūrėk, ką tu turi iš tikrųjų, kas tau laimę neša, tu iš karto pradedi vertinti, ką tu turi ir tu pasižiūrėk, kad tos vertybės, kurias tu turi iš karto jau, jeigu esi, aišku, nenuvei galbūt pasikeitė, bet pagal jas jau tu turi savo sėkmę. Jeigu tau pinigai iš to vietoj, tu pinigų neturi, bet tau jie neįdomus, supranti. Tu dabar žiūri į fantaziją, kad tas žmogus turi, kuris pinigų turi. Jisai gal turi, ta prasme, namą gerą, ofigeną mašiną, dar kažką. Bet pasižiūrėk, ką tu turi, pavyzdžiui, jeigu tu turi šeimą, turi fainą vaikiną, tu turi nuostabų namą, dar kažką, ne. Gal tas žmogus to neturi, gal jisai sėdi, gal jisai turi mašiną visą kitą, bet su visais pjaunasi, su visais ėdasi. Gal jisai to neturi. Tad pas jį pinigai yra šičia. Bet gal pas jį draugai yra šičia, gal pas jį šeima yra. Jisai gal vienas, jisai su nieko nebendrauja, jisai sako, kad jisai tik tai dėl pinigų pasivežęs, su juo net neapsimoka bendrauti, nes jisai vien tik tai pinigus nori. Gal. Kai supranti, kad kiekvienas turi sėkmę pagal šitas vertybės, jau turime visi sėkmę, mes tik tai ieškom formų, kur norėtume. Ir tos fantazijos, kiek tos fantazijos priklausomai, jos didelės ar mažos, mes turėsime nepasitenkinimą gyvenimą, nes galvosim, kad kažko mums trūksta pagal fantazijas. Dar kažką turėjau. Tai va, pirmiausia įsitikite, kas yra jūsų vertybės ir tada pažiūrėkit, ar gyvenate išorinį pasaulį ar vidinį. Nes dėl šito teigiamas minusas, ne? Yra santykiai. Yra santykis 1, 1, 1, 2, čia 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3. Važiai, čia yra minusas, čia yra minusas, čia yra pliusas, taip? Įsivaizduoju, čia yra santykis. Čia yra 0, 0, čia yra tada, kai mes matome abi pusės gyvenimo.
pliusas, kad tas įvykis, kur atsitinka netgi, sakykime, jeigu tu bankrutuotum dabar, ne, sakykime, tau kažkoks biznis nesitektų, jeigu tu pradėtum pliusų ieškoti, iš karto rastum, ne, sakykime, ir susilygintų, kad sakytum, ačiū Dievui, kad šitas atsitiko, nežinau, kad gal čia ne mano yra sritis ir gal aš ten nesistengiau per daug, gal ten visai kitaip reikėjo daryti ir panašiai. Tu tą patį gali tą paimti, visą įvykį, pasiimti visą tą, kaip čia experience, patirtį visą tą, patirtį ir įkišti į ateitį. Tada šitas dalykas virsta kuru vietoj bagažo, nes jeigu tu bagažą laikai, kad čia buvo minusų, tu bijosi sukurti kažką naują, taip. Jeigu čia yra, ta prasme, aš iš to pasimokau, čia labai faina, kad tai įvyko, nes pagaliau pažadino mano, sakykime, tas tikrą, ko aš norėčiau daryti ir kaip reikėtų daryti. Ne? Tu pradedi domėtis ir tu gali visą tai paversti kurutą, kuris veža į priekį. Dabar tas santykis, sakykime, kai tu matai, santykis, pavyzdžiui, 1:3, ne? Kai tu matai 10 minusų, 30 pliusų, ne, sakykime. Kol eini iki 7:1, čia būtų vienas teigiamas, 7 neigiami santykis, ja? Ir būtų čia būtų 7 teigiami, vienas neigiamas. Jeigu tik tu išeini iš šito toliau, čia turbūt vadinama, lietuviškai būtų panikos krizė. Ta prasme, kad kol šičia esi, šitoj pusėje dar intuicija tavo veikia. Intuicija tai yra maždaug tai, kas iš tavęs eina, kad ta prasme, šičia biškai blogai, bet gal ne taip ir blogai. Bet jeigu tai čia tik tai santykis, kur yra vien tik minusai, vienas pliusas, sakykime, ja? Tai iš karto, čia aš nenoriu šito gyvenimo dalyko daugiau patirti, čia yra pats blogiausias dalykas, tu bandai jo išvengti. Kas svarbiausia, kad kai tu išlygini visą tai, tada, sakykime, kad ir šitoje santykiai tavo intuicija tave veda kažkur kitur. Ta prasme, tavo intuicija, žmonės, kurie, sakykime, labai jautrus, labai, bet ką jam pasakyk ir jie pasiunta, taip? Jie va šitoj va būsena yra. Kurie pasiunta, kad ir ką pasakysi. Ne? Jie panikuoja, jie, žodžiu, visokios isterijos, lygiai tie visi, ta prasme, visi pakvaišę žmonės, kurie ten isterikai, aš žudikai, dar kažkas, žudikai iš kitai, bet visi tie žmonės, kurie mato labai daug minusų ir vieną pliusą, jie pasidaro paniški. Šitie lygiai taip patys, kurie labai mato pliusų ir nei vieno beveik minusų, jie tada tokie džiaugsmingi ir tokie užsivežę, kad jiems tik reikia dasiekti iki kažkokios nelaimės, tiesiog atsibudimo, kur jas grąžina į šičia kažkur tai. Arba grąžina į šičia, iš čia į šičia eini, arba atvirkščiai. Kernagis, ne? Aš skaičiau irgi, sako, dabar kai diagnozavo ligą, sako, aš apsidairau aplinkui, kai aš rašau, sako, kai su vaikais bendrauju, aš sako, pastebiu dalykus, kurių anksčiau gyvenime nepasiekiau. Aš galvoju, kad jo gyvenimas dabar pats turtingiausias buvo dabar. Nes jisai visą, kas pamatė, kas praeityje buvo, kad jisai turėjo visą savo laimę. Ta prasme, gėrimas visą kitą, iš kur atsiranda. Ta prasme, jeigu tu esi laimingas, tai tu neisi ir gersi iš vieną, taip, ta prasme, neužeisi. Nes tas pasitenkinimas, ta prasme, vienas patenkina savo norus ar tą padėtį, kur jisai jaučiasi galbūt laimingas, vienas patenkina gerdamas, kitas biznį darydamas, kitas ir bažnyčioje sėdėdamas, kitas su mylimu žmogum būdamas. Ir man tai buvo, aš skaičiau Kernagio, tai labai buvo priimtina, sakykime, man priimtina. Tai buvo, kad paskutiniai gyvenimo metai ir ten paskutinės akimirkos gyvenimo labiausiai turbūt buvo pilniausias, nes jisai pradėjo, ta liga buvo prabudimas jam, kad visas, kas praeityje vyko, galbūt tai buvo dovana, ne kažkoks, žinot, blogas įvykis, ar netgi ta liga visa, ta prasme, pradedi, žmonės, kurie labai išsišokę būna ir patenka į avarijas, jie pradeda suprasti biškį kitaip gyvenimas, požiūris į gyvenimą pas jis, taip, kurie būna labai nutrūgalviai, pas juos apsisuka gyvenimas po avarijų visokių turbūt, kai jie vos gyvi lieka. Ir jie sako, aš pradedu biškį kitaip į gyvenimą žiūrėti, nes sako, reikia biškį atsargiau ir mylėti, sako. Ir tas pas, kai mes nepajaučiam žmogaus, kurį turėjom, tol, kol jo nepaliekam. Kai būnam tokio stadijoje, kur labai kažkur, labai būna blogi santykiai su to žmogum, kol mes jo nepaliekam. Neįvertinam. Neįvertinam niekada. Visi žmonės dažniausiai gailisi, kai palieka ir pats sako, blogai jaučiasi, nes po to pamato, kur buvo pliusai ir jis nori, kad tai grįžtų.
Rezumuojam, čia Tai būtų iliuzija irgi. Bet tai buvo visi čia man ir... Žinau, kažkam tai kažkas tai nepriimtina ir kažkam kažkas priimtina. Ir aš ne dėl to, kad patikčiau, aš tiesiog noriu pasidalyti tai, kas mano gyvenime įtiko. Mano pusbrolis per 6 mėnesius po vieno seminaro dabar 35 000 svarų per metus uždirba ir dirba vienoje iš garsiausių kompanijų Londone departamento vadovas. Prieš 6 mėnesius skolinos iš nuomos, kaip gyvena. Pakeičia visiškai mąstymą. Kai supranti šitus dalykus, kad rezultatai, kas dabar jūs esate ir kokį gyvenimą turite, tai nėra, ką jūs sugebate. Tai yra tik tai jūsų prieš tai buvusių minčių rezultatas. Reiškia, kad pakeisut kažką, jūs neturit nuo veiksmų pradėti. Ir ne nuo jausmų. Jūs pradėti turite nuo mąstymą. Dabar, įsivaizduokit, kai jūs, sakykime, sėklą, ne? Sėklą, įkrenta į žemę, jo, ir jinai pas ją yra tam tik plotas, jo, visas tas aplinka, jinai sėkla yra tokia mažytė, bet jinai dirbo yra. Ir ta energija dirbo, jinai plaukia tiesiog. Ta sėkla viską pasiema iš dirbos, ko jam reikia, taip? Kad užaugtų medį. Ir ta prasme, kokia mažytė sėkla yra pasiekiamas medis per tą mažytę sėklą. Reiškia, nuo mūsų dirbos, dirba tai yra aplinka, kitaip sakant, pas mus. Kokioj dirbo jūs pasėsite, tokie ir būsite žmonės. Dėl to ir sako, pasakyk, kas tavo draugai ir pasakysiu, kas tu esi. Jūs negalite, jeigu mes užaugome, žiūrėk, aš tai šitą patyriau, jeigu jūs užaugote tarp žmonių, kurie neturi pinigų daug, ne, tai jūs nematot, kurie moka, sakykime, su pinigais elgtis ir kurie visą gyvenimą, žmonės, kurie sako, man šitie pinigai nesvarbus, čia visi, aš ne dėl jų gyvenu, jie visą gyvenimą dirba dėl pinigų ir jie priklausomi nuo pinigų. Ir aš tai daug supratau, kad tai yra mąstymas mūsų visuomenės įkištas. Kad pinigai yra blogis. Kad mes siekiame kažkokios tai tokios iliuzijos, kur pinigai, mes norime turėti pinigų, bet mes nenorime turėti, sakykime, kur žmonės, žinot, kai kalba, sakykime, tas žmogus turi pinigų, su juo neįmanoma bendrauti, su juo, žodžiu, jis toks piktas ten, ar ten, vien tik tai viskas pinigai ir pinigai, mes, tai prieš mūsų vertybės eina, mes nenorime tapti tokių, kokiais jisai. Ir dėl to mes pinigus asocijuojame su tuo. Ir mes galvojam, kad pinigai yra blogai, nes jeigu mes pinigų turėsime, mes padarysime šitus žmonės. Tai ką aš prieš tai kalbėjau dabar? Ką tai? Prieš pinigus, kaip pradėjau kalbėti. Apie sėklą, jo? Apie medį. Įsivaizduokit, jeigu jūs esat tarp žmonių, kurie idėjas generuoja kiekvieną dieną, nesakykime, tu tarp studentų būni, jo? Skirtumas būtų, jeigu tu sėdėtum toj firmoje, kur yra žmonės, kur jau nusėdė, jie visiškai gyvenime, jie ateina, reikia daryti čia, o kur studentai yra, kur gyvybė yra, kur jie nori kažką daryti, kur, pavyzdžiui, Darius organizuoja kažkokius renginius, visi nori dalyvauti. Vieninteliu būdu dalyvaus tie žmonės, kurie mato, kaip šitas įvykis gali jų vertybės puoselėti. Dėl to tu, pavyzdžiui, tu gali dirbti ir 40-50 metų būti lygiai tokia pati kaip studentė. Būna, kurie mokytojai, kurie, matosi, kad jie tokie jaunatviški išlieka. Į kokią save dirba, į kokią aplinką save įkiši, kai dėl biznio. Tu negali sėdėti, įsivaizduok, jeigu tenisą žaistum, tu esi geras, sakykime, žaidėjas, pradedi tenisą žaisti ir žaidi su geriausiais žaidėjais, po to pasiekėli kažkokį lygį ir po to žaidi su prastais labai žaidėjais. Tavo lygis nekyla visiškai. Ja? Ta prasme, aš kai įsivaizduoju, dėl ko žmonės, pavyzdžiui, jeigu aš daug pinigų turiu ir pas mane pinigai yra šitoje vietoje, ir pas mane giminės ateina ir prašo kažko, ne? Sakykime, tu čia turėtum dovanų privežti daug, ar tu čia man turėtum padėti, Kodėl aš turėčiau duoti pinigų žmogui, pas kurį yra šičia vertybių sąrašas ir kuris iššvaistys ir kuris nemokės elgtis su pinigais. Kad ir kiek jokui daug pinigų, jis vis tiek į tą pačią patirtį ateis. Dėl ko aš turėčiau savo pinigus, savo idėjomis ir savo laikų uždirbtus, kodėl aš turėčiau duoti žmogui, kad ir giminė, tai nėra svarbu. Nes jisai naudojasi tik į giminę. Jisai galvoja, kad jisai vėl ateina, kad tu, aš mažesnis, tu turi, aš noriu, kad tu, žodžiu,
įkištum savo vertybės į mano gyvenimą. Ir aš noriu, kad tu man pinigus duotum, aš tada būsiu laimingas ir panašiai. Vėl fantazija. Duodi pinigus, mano tėvas, jisai pijokas dabar. Iš brolio pasiskolino $800 prieš 6 gal 8 metus. Dabar dar iki šiol apie tai nekalba. Prasme, elgėsi, nes mano tas brolis jo yra netgi Skype pasirašęs, mylėk artimą labiau negu save. Ir jisai, kad ir brolis nujo, netiduoda ir panašiai, bet vis tiek brolis yra krovės, aš krovę myliu. Tai, prasme, kiek iš jūsų praradot, kai paskolinat žmonėm kažkam, kiek praradot santykių su žmonėm gerais? Kai kažkas netiduoda, laiku, ar kai pavyzdžiui, geriausias yra atvejis, kai jūs paskolinat kažkam pinigus ir jūs neturit pinigų. Ir jums reikia iš kažkur gal pinigus. Tada pas tą žmogų ateina, sako, neturiu dabar. Ir pas jūs mintis pirmiausiai kyla, kokio velnio aš skolinu kitiems, o kai man reikia, nieks neskolina. Dėl to, kad kai turi pinigų paskolini, nes pas tave jų atrodo nėra, ne? Ta prasme, yra, pas tave jų netrūksta, tai reiškia, jie kažkur šičia. Kai tik pas tave pinigai pasidaro svarbus šičia, iš karto žmogus, kuris tau sakys, kad aš neturiu, tu galvosi, kad jisai, prasme, tu prieš jį eisi, tu biškai bandysi tolintis nuo jo. Pinigų neskolinkit niekam. Ta prasme, labai. Nes jeigu jūs skolinat, paskutinį savo atiduodat, reiškia, jūs labiau vertinat jį negu save. Biblijoje netgi pasakyta, mylėk savo artimą kaip pat save. Nesako daugiau arba mažiau. Jeigu aš neturiu nieko, sakykime, jeigu aš daug turiu, taip, tai kodėl aš turėčiau kitiems, prasme, biškai kitaip, sakysiu. Labiau sugalvosiu. Gali paskolinti tik tokį atveju, jeigu žinai, kad jo vertybėse pinigai yra pirmoje vietoje, ne? Pirmiausia, jeigu žmogus jisai ateina skolintis pas mane ir jisai neturi pinigų, ką man sako, kad pas jisai nemoka savo gyvenimą tvarkyti su pinigais, pas jis pinigai nesvarbus yra. Taip. Tai, kad ir kiek tu duosi, sako, būtent ir yra, kad tavo net finansinis likimas priklauso, kur yra pinigai šitam sąraše. Taip. Jeigu jie pasikeičia, viskas gali pasikeisti, tada likimas pasikeičia. Nes automatiškai tavo tas likimas, tai ta prasme, yra pagal vertybės, būtent tas likimas, tai tuo momentu, kas svarbiausia, tai tuo ir eini, jei kažkas pasikeičia, eini kitur. Tai mūsų viso gyvenimo esmė turbūt yra ta, kad tie visi likimai yra susėti į vieną, tai mūsų gyvenimo yra kelionė visa. Tie visi sujungti į vieną yra mūsų gyvenimo kelionė. Jūsų gyvenimo tikslas net yra šitie dalykai. Tuo metu. Tai yra gyvenimo tikslas. Ta prasme, jums atrodo, nes jūsų atrodo, kad jūsų paskirtis netgi šičia. Jeigu man svarbiausia šeima, jeigu man svarbiausia vaikai ir visą kitą, jums atrodys, kad jūs turit gyventi dėl vaikų labiau. Taip? Jeigu jums svarbiausia bus tenai, sakykime, sportas jau ar fizinis kažkoks, tai prasme, ar kažkokiam sporte būsit, ar ten tie bodybuilder, ne, kaip vadinami. Tai tada atrodys, kad jūsų gyvenimas to tikslas, nes jūs sieksit to darysit ir jūs energingi būsit ir tam skirsit laiko ar pinigų skirsit. Kiek žmonių, pavyzdžiui, įkiša pinigus, kur mes sakom, čia žodžiu jisai įkišo, tikrai, kokią velnį jis įkišo ten 1000 litų, mes kai sakom ant kažko, tai tik pasako, kad jam tai yra labai svarbu ir jisai ir pinigus, ir laiką, energiją visą tą skirs. Šitie mokslininkai taip daro. Kiek reikia mokėti mokslininkų, kuris labai nori išrasti kažką, ne? Kiek jam reikia mokėti apie žurnalistai, kurie važinėja net į Iraką, jie paskirs viską jiems, nes tai jau atrodo gyvenimo tikslas. Kai tik pasikeičia šitie dalykai, jūsų gyvenimo tikslas pasikeičia. Pakeisk vertybės. Jo, sako, jeigu jūs dirbdami darbą ir nematote, kaip tai yra jums svarbu ir kaip tai šitie visi dalykai, kuriuos darote, išskyrus galbūt pinigus, užpildo jūsų asmenybę ir visą gyvenimą, kaip pavelnių visą gyvenimą eisite į darbą. Turbūt čia
Medvilniai labai geras pavyzdys. Čia Alytui buvo medvilniai užsidarė, žmonės jau atsijungė visiškai, jie va šitą vietą sėdė. Prašiau, dirbu, geriu savaitgaliais. Mano dėdė irgi, 5, 6. Sorry, ateik, svečių turiu. Kitaip niekaip. Arba išvažiuot kur nors, arba sako, atostogos yra žmonėms skirtos tik tam, kad jie nesužudytų savo darbe. Perkeltinė prasme nesužudytų. Nes žmonės daugelis gyvena vien tik dėl atostogų daugiausiai. Darbe. Prasme dėl pinigų ir dėl atostogų. Atostogos tai yra motyvacija. Ta prasme, kad šitie dalykai, kurie yra jūsų vertybių sąraše, jiems reikia motyvacijos. Pavyzdžiui, jeigu tau nėra svarbu vaikai, tau svarbiau yra biznis, prasme, su žmona gal su vaikais geri santykiai, bet tau yra svarbu pasirūpinti, kad jiems nieko netrūkst, taip. Apie ką aš prieš tai kalbėjau? Kažką sakiau prieš tai, prieš vaikų. Apie vaikus ir apie vertybės. Vertybėm reikia motyvacijos. Taip, ta prasme, kad tau būti su vaikais ir kad negalvoti apie biznį, tau reikia kažkaip motyvacijos, kad žmona turi kažkur išeiti ir niekas kitas negali pasirūpinti. Nes, sakysi, sorry žmonelė, aš turiu darbą varyti, nes man labai svarbu uždirbti pinigams ir tu sakysi, aš noriu būti su vaikais, bet aš negaliu dabar, nes aš turiu dirbti. Tai nėra blogai, nei gerai. Tai nėra blogai, nei gerai, nes jūs gyvenat pagal savo vertybės, kaip ir kiekvienas kitas. Sako, jūsų vertybės yra, sakykime, vyro yra vertybės vienos, kažkas kitas pasaulyje turi priešingai visiškai kitas vertybės ir sako, kad dažniausiai tai apsiženė su tokiu žmogum, kuris turi tas priešingas visas vertybės. Nes kai yra vyras ir žmona, dažniausiai vyras kalba apie tai, ko žmona visiškai... Vyras kalba apie visus dalykus, kur žmona nenori girdėti, o žmona kalba apie visus dalykus, kur vyras nenori girdėti. Dėl to, kai eini šitam parduotuvėse, prekybos centruose, vyras perkasi savo dalykų, žiūri moteris savo ir jie turi padaryti pertraukėlę kavinėje, kad abudu atsibūstų. Nes kol vienas perkasi, vienas atsijungęs visiškai ir sako, kol kitas žiūri kompus, tai, sakykime, kol vienas žiūri kompiuterius ar ten biznio